Šiandien pravers komanda yra labai neįprastoje, nekasdieninėje aplinkoje. Prie Jaunavedžių kryžiaus, kuris yra pastatytas šalia švenčiausios mergelės nekaltojo prasidėjimo bažnyčios. Ir kadangi paminėjau, kad tai yra Jaunavedžių kryžius, taigi turime ir jaunavedžius. Ponė Leonora ir gerbiama Kęstutį. Labas rytas. Labas rytas. Proga neeilinė auksinių vestuvių sukaktis, kuri bus minima rugsėjo 7. Turbūt ir mūsų visa komanda ir visi aplinkiniai išgirdę ir perklausę šį reportažą nustebs ir klaus savęs tam tikrų klausimų. O kaip tai būna? O kaip taip galima? O kaip taip nutinka gyvenime? Kaip tai iš viso yra įmanoma? Nes šiandien mes turime įvairiausių pavyzdžių, kai turbūt daugelis sutuoktinių, nelabai sulaukia tokios garbios, gražios šventės ne dėl ligos ar kitų labai sudėtingų situacijų, tiesiog dėl santykių darnos. Imkime ir paklauskime ponios Leonoros ir Kęstučio, kaip jums pavyko? Svarbiausiai yra sutikti, kad sutiktumėm vienas kitą sutikome kažkaip ir paskiau gyvenime taip mes bendrai eidami koja ir koja viens kitą palaikydami, gal kai kada biški ir pasipykdami, ir taip žiūrim, kad prabėgo tas gyvenimas beveik visas mūsų kartu gyvenant, bet šiaip tai. O nebuvo tokių sudėtingų situacijų, kai norėjusi, kaip dabar daugelis žmonių trenkia durimis ir viskas, ir sako, nebegyvensiu, uždarau duris, nebenoriu matyti, girdėti ir visą kitą. Kažkaip taip nebūdavo. Gan mes taip turėjom užsiėmimus savo gyvenime daug. Dirbom savo darbus mėgstamus. Ir kažkaip ir vaikai, ir viskas, ir savaime kažkaip viskas gerai, lengvai. Būdavo, kad biški pasipyksti dėl kažkokių, bet niekada taip jau esminė, kad įsivaikščioti į skirtingas pusės. Ir tokių minčių, pavyzdžiui, aš tai niekada neturėjau, nežinau kaip jinai. Gal kentėjo labai? Nekentėjau, nei ką, buvau labai smarkiai prižiūrima. Smarkiai prižiūrima? Viską turėjau, ką norėjau. Aišku, ir norai buvo pagal galimybės. Saikingi, ne? Jo. Bet taip, mane labai saugojo. Iš tikrųjų, kai jisai buvo tarpas, kada jau jis mane nebegalėjo tiek prižiūrėti, kiek tai man buvo šokas, todėl kad aš tada pajutau, ką reiškia, kai šviesa prapuola, kad reikia nueiti į viršų tik pakelt ir užsidegs visas namas švies. Kur vandenį užsukti, jeigu kur kažkas pradėjo bėgti. Aš nesirūpinau niekada tokiais dalykais. Aš valgyt mažai darydavau, todėl kad jisai pasidarydavo. Man patikdavo šeštadienį, sekmadienį maitinti visus. Ir be šeštadienio padarydavo. Jis mokėjo mergaitės, sakydavo, mama pavargus. Aš galėjau atsigult, kada noriu, iš ryto per pietus vakare pagulėti. Sakydavo, mama miega, išvalykim grindis, suplaukim indus, einam valgyt padaryti. Aš gyvenau labai gerai. Ir gyvenate gerai. Kare taip tu miegodavai. Už dabar už viską turi dirbti. O dabar Dabar viską išmokau. Dabar išmokot. Taip. Ir šviesą, kai užgesta, žinau, kur įjungti. Ir lemputę moku pasikeisti. Svarbiausiai savo laiku priverčiau vairuotojai išmokti dirbti. O blogiausias dalykas buvo tai, kai mokė vairuoti. Kodėl? Ir? Dabar būčiau prapuolus be vairavimo. Dabar labai patogu. 40 metų vairuoju, bet aišku, aš nemėgstu, man nepatinka vairuoti. Bet yra tas, kad man reikia. Dabar daug ką tau reikia daryti. daug ir su šuniu bendrauti, ir su katinu tavo, kur įsitaisiai.
O kas pakeitė tą situaciją? Vyro lyga. Tai vėlgi galima sakyti, reikėjo jūsų pasišventimo. Jūs irgi galėjote sakyti, patogiai gyvenau, gal mažiau reikėjo rūpesčių. Tiesiog gal žmogus kitas ir nesuprastų, bet kadangi aš gyvenau kaip ant delno ir kada jisai susirgo ir kai reikėjo jį pakelti iš lovos, ant nugaros nutempti iki prausyklos, jisgi nevaikščiojo. Ir dar pliusą pako, ir reikėjo mokėti ir maitinau, mokiau kaip valgyti, kaip vaikščioti. Viskas buvo, aš neturėjau laiko pagalvoti, kad, aš pats tegu moko, sakydavau, socialinio tegu moko, bet aš niekam jo netikiu. Aš viską 2 metus, mes buvom, aš jo nepalikau. Nei vienos minutės. Iš kur yra tas toksai pagarbos ženklas? Todėl, kad aš labai didelę pagarbą jaučiau iš jo. O iš kur pas jūs abu tiek pagarbos vienas kitam? Nes vienas kitą labai mylėjau. Aš noriu pasakyti, galbūt iš jūsų tėvelių šeimų. Jūs gal pavyzdžius labai gražius turėjot, kaip elgdavosi tėvai tarpusavyje. Ir jūs kūrėte šeimos ir sukūrėte tą modelį tokį. Kažkaip. Iš tėvų gal ne. Kažkaip iš tėvų gal ne. Kažkaip liks mums patiems kažkaip tai. Ar atvirkščiai jūs, aplinkui primatė įvairiausių pavyzdžių, nenorėjote eiti tuo keliu ir kūrėt savo šeimą tokią, kuri būtų, šeimos ir toks pavyzdys visiems, ar ne? Aš manau, kad jūsų vaikams, jūsų anūkams jūs esate pavyzdys. Ką jūs sakytumėte jauniems žmonėms, kurie sako, ne, mes dabar nesituoksime, dabar, tiesiog pagyvensime gal taip, žinot, ir pasižiūrėsime, kaip ten ką, o paskui matysime. Vis tiek toksai, dabar, kad ir mūsų anūkai ar duktė, tai nėra tokio, mums vienaip atrodo, o jiems truputį viskas kitaip atrodo. Taip. Ir jie irgi pasako, jūs čia senų pažiūrų, dabar nebe taip yra jau. Mes norėtumėm, kad taip kažkaip panašiai būtų, bet matyt laikas irgi savo įneša korekcijas ir kiekvienas laikmetis turbūt turi savo pozicijas, kaip pasakyti, kas čia. Kaip laikyti žmonėm, kaip elgtis, negali per daug kitam nurodyti, reikia, aš manau, ir pačiam kažkaip perprasti ir suprasti, kas yra gerai, kas blogai. Reikia pačiam viską pergyventi. Man tai mes labai pasitik, kad mane ligas taip užpuolė, aš pradedu sirgti, o jinai kartu perserga už mane dar. Tai jinai dar taip už tai man pasitikė, galima sakyti, gyvenime, kad tokią sutikau bendrą mano gyvenimo, bendrą keleivę. Tai kur jūs tą akimirką pagavot, sutikimo, pati pradžia, kur? Kada studijavau Kaune, gyvenam greta kambariuose bendrabuty, sako, buvom vakaro šokiai, būdavo tais laikais tokia diskotekas, studentiško studentų. Ir jisai prie manęs prieina, tai sako, tu sako, mane palydėk, sako, prie mūsų kimba tokie jaunimas kažkoks, sako, gerai, ir jisai, ir Leonora, jie, maniau, kad jie pora. Ir sako, tai važiuojam, palydėsim ją iki namų, tai lydėjom namo, paskiau užeinam, o ten jos sesuo yra kita, jis draugavo su ją, o jinai pasirodo tik taip savo ten tose šokiuose pakliuvusi buvo kažkaip, nežinau. Jūs susipažinom nuo to laiko, po truputį bendravom, iš pradžių pasipykdami, paskiau susidraugavom, kaip reikiant. Taip, tas pyktis dėl ko? Jinai tokia akiplėša buvo.
Tokia drąsi moterį, mergina turbūt. Jo, tokia mergina akiplėšiška buvo. Biški paliečiau, jinai man tai veidą apdraskė. Nu, tai nuo tam buvau supykęs, tada sakau, čia tokia pantera. Nu, bet va taip, vis tiek, matyt, atsirado vienam kitam trauka. Ir taip mes ten, ilgai 3 metus pradraugavo. Ar jūs prisimenat pirmąjį pasimatymą po to, vat, kaip jūs kvietėt Leonorą į pasimatymą, pirmąjį po palydėjimo? Apgavau. Apgavot? Na, turbūt, jinai bandymus atlikdavo su manim visokius. Bandymus. Prie Kauno Žalyno kino teatro pastačiau, o pati šokius nuvažiavau. Pravažiavau, žiūriu stovi. Nu, va, negražu. Bet ką tu darysi, viskas gerai baigėsi, ne? O kas tokio patraukė, vat, kad visgi jūs, gerbiamas Kęstuti, nu, žinot, kaip būna, nu, neatėjo, viskas reiškia baigta, nebereikia ir taip toliau, bet jūs vis tiek tuo keliu, kad, na, užkariautumėt Leonoro širdį. Tai kas patraukė būtent Leonoroje, kad jinai patapo jums tokia svarbi? Kažkaip, kad jinai tokį iniciatyvą, gan gerą, vis tiek parodydavo ir pati. Tai paskambina, tai dar kažką taip vis tiek jinai irgi pakalbindavo, jeigu, kad jau būčiau taip ramiai pasitraukęs, gal būtų, bet jinai irgi iniciatyvą išlaikė, kad ne tik aš laikiau, ir jinai padėjo tą išlaikyti ir kažkaip, nežinau, patraukė, kas. Būna kažkaip, kai kada žmogus sutinki, Meilė iš patinka, o kai kada, kad ir kiek ten bendrauju, nėra potraukio kažkokio tam žmogui, nejauti kažkokio, kad ir draugam kokiem tai būna. Taip. Nu tai vat. Leonoro, o kaip jis sužavėjo, kuo sužavėjo Kęstutis? Kad jūs, nu, matyt, ne iš pirmo gal žvilgsnio, nes jūs bandymus čia atlikinėjot ir bandėt kažkaip pasitikrinti, rimtas, nerimtas. Pirmiausia, tai buvo labai kantrus, nes aš buvau labai, nu, gal tais laikais, nežinau, nu, tokia į draugystę, tokia, kad nebuvo. Nu, apgaudavau. Žiūriu, aš, pavyzdžiui, pasakydavau, ateisiu, neteinu ir aš patikrindavau, ar ten yra. Ir ta jo kantrybė ir labai švelnus buvo, labai pagarba moteriai, merginai. Pavyzdžiui, aš pati kaunietė esu ir, nu, kauniečiai kokie? Tokie. Trupučiuką gal susireikšminė, ne? Taip. Ir jis ant tiek kantrus buvo ir tas dėmesys, ir tas švelnumas. Nu, aš tiesiog pagalvojau, palyginau. Aš tų draugų tiek neturėjau, kad su jais bendraučiau kažkaip. Nu, yra, vat, nuvėjom į šokį. Taip, arba į kiną kažkur taip. O jisai kažkaip mokėjo su tą švelnumu, tuo tokiu, vienu žodžiu, suviliojo su švelnumu ir... Bet vis tiek jūs tikrinot kas kart, ar ne? Aš tokia buvau. Bet žiūrėkit, diskoteka. Tai vis tiek merginai reikėjo, nu, nežinau, drąsos. Ir kodėl būtent jūs pasirinkot Kęstutį, kad jis pagelbėtų palydėti ten namo? Ne aš pasirinkau. Mano draugas, kad palydės. Tu draugas. Atėjo apginti mane. Nes tada mane pasišovė palydėti ten. Taip. Vienas kitas ir aš atsisakiau, nes man jų nereikėjo. Aš visą laiką buvau toks paukštis vienas. Aš pašokdavau, pabendraudavau, taip, bet mane, kad kažkas lydėtų, nu, nelabai reikėjo. Ir ten taip prilipo ir jisai gynė mumė su mano sesers vyru. Ir apgynė visam gyvenimui. Nu, va, taip ir likom. Taip ir liko, nei kiek neįsigailiu. O jūs savo mintise, vizijose turėjot kokį vaizdinį, nu, koks tas vyras turėtų būti, kokį jūs norėtumėt?
Aš niekada negalvojau, kad aš 20 metų būdama imsiu ir ištekėsiu. Neturėjau jokių vizijų dar. O paskiau, kada gal toks biški pavydas buvo, kai buvo pas jos pusdiplomis toks Taip. šventė. Ir ten jis tarp tų mergičkų pasisukinėjo, žiūriu, kai jam ten gerai sekas. Galvoju. Aš taip galvoju, ne. Bus blogai. Taip, Prarasim. Mhm. nu, nežinau, jau taip nuo pusdiplomį taip pradėjom, kaip reikiam draugauti. Taip. O jūs, Kęstuti, ar turėjot kokį vaizdinį, kokia ta žmona jūsų turėtų būti? Kokios merginos jūs ieškojot, galbūt svajojot apie kokią merginą? Kažkaip aš visuomet rimtai mokydavausi. Miegodamas. Net buvo tas jau mokslas, man reikėjo jau, kad nes radioelektroniką studijavom, tai ten tos matematikos, fizikos daugybės. Tai vis tiek reikėjo pasimokyti rimtai, kad neiškristi. Tai už tai taip jau merginos nelabai rūpėjo. Ir plus mūsų tokia gera grupė buvo. Pas mus faktiškai beveik pusė berniukų, pusė mergaičių buvo. Tai mes patys tarp savęs ten visuomet rasdavom pabaliavoti, pašokti, ten nebūdavo jokių problemų. Už tai kažkaip ir į šonus kažkur vaikščiot, kažko domėtis, nelabai kaip jau likimas suvedė. Taip ir nutiko, liko. ar ne, taip turėjo būti. Taip turėjo būti matyti. Dabar žmonės pragyvena pakankamai ilgą gyvenimą drauge ir kai paklausė, o kokius, pavyzdžiui, sakykime, skanėstus ar maisto patiekalus mėgsta, ar kokias gėlės, pavyzdžiui, labai vertina, o gal net ne gėlės. Ar, Kęstuti, jūs dažnai dovanojat gėlę savo žmonai? Ar nustebinat ne gėlėmis, o gal skaniais gaminiais, vakarienė, pietumis, kaip ir minėjo ponė Leonora? Nu, kažkaip. Ir gėlės man tai labiau kažkaip rožės visuomet patiko. Nu, į rožės jie pagrindai Dovanoja. dovanodavau. Nu, bet šiaip tai aš ir, kad ir pagaminti ar vakarienę, ar ką. Aš daug metų ją į lovą iš ryto kavą neždavau. O dabar 15 metų nešiau, 15. O gal dabar, daugiau. o dabar nebenešat. Nu, dabar man sudėtinga. Daugiau nešiai. Nu, gal daugiau dar, Gal bet. 15 kaip nenešiai. Nu, dabar ne. Nu, jau apie 15 nebenešu. Taip. Anksčiau tai visą laiką ryte aš atsikeldavau, pusryčius ruošdavau, taip, kavą atnešdavau ją į lovą, tada jau jinai keldavo. Leonora, o kaip jūs, Kęstuti, stebindavot, kaip nors dėmesį parodydavot, ar rodot dėmesį? Aš nekalbu apie tą rūpestį, kurį jūs dabar rodot ir rūpinatės. Kuo aš tave O, nustebinau? perėmės manęs pradėjo man lyginti baltinius kelnes. Fantastas! Sako, pats nemokytų gerai lyginti, aš Tai išlyginti. aš Tai sakau, nuo pat pradžių. nuo pradžių aš pats biškį lygindavau. Įsigilino, man gėda buvo per gatvę perėti. Nu, kai aš sudedu čiuk. Dvigubai sudeda ir nesvarbu, kur kamtas. Kaip žiūriu, kam tam iš. Nervuok. Tai va, perėmė tada jie mane, kad gražiai atrodyčiau prižiūrėti. Visą laikį buvo. Darbė vienas iš tvarkingiausių būdavo. Taip, tai Atsiprašau, aš vienintelį darbą gerai padarydavau. jo, ir, paprastai žmonės, tokį ir posakį turi, sako, pasižiūrėti reikia į vyrą ir žinos, kokią žmoną turi. Aišku. Taip. Jūsų susipykimas yra toks gal tokie menkiaverčiai kažkokie tai nesusipratimai arba ginčai. Tai kaip visgi jūs reaguojat į tuos ginčus? Jūs sakot, stop, nesipykstame. Gal kokia lėkštė nuskrenda, nežinau, ten į dešinę, į kairę, ar nekalbat, pavyzdžiui, pusvalandį? Nu, būna. Būna, nekalbat. Ne, aš tai turiu tokį, kad supykstu, gali taip ir pašaukti dar kažką, bet Aha. biškiu praėjo laiką, aš jau vėl galiu. Ateina Atlaidus toks. paskiau su kava. Kai supykstam viens viršui, kits apačioj. O Tai tai- ateina į viršų su kava arba aš arba jis.
taikomiems. Ir ramiai vėl. O nebūna taip, kad ne, aš neįsiu, tegul ten, va jisai atgi Ne. pirma. Ne. Nėra pas mane. Ir nebuvo. Ką jūs norėtumėt pasakyti jauniems žmonėms, kad mūsų komanda pravers, vat patarimą, kokį turėtų iš jūsų išgirsti kaip žinios perdavimą? Ką jūs patartumėt jauniems žmonėms? Man atrodo, pats svarbiausias, kad vieną kitą reikia gerbti. Ir atsižvelgti kiekvieną, kiekvienas turi savo kažkokių pomėgių, polinkių ar norų, tai va, truputį reikia viens kitam ne savo egoistinių norus turėti, bet reikia vis tiek bendrus rasti kompromisus tarp ir Taip. bendrai viską daryti, siekti, pasitarti vienas su kitu. Nors būdavo, jinai pykdavo ant mane, sako, tarės, o paskui padarai, kaip norėjai. Ne? Jo. O, Tarp gyvenimą. paskui, o jūs? Kaip jums? O aš tai galvočiau, kad dabar tas jaunimas yra toks. Aš apie moterį, mergaitę, moterį. Niekada nereikia galvoti, kad viską galima pasiekti norų. Aš taip noriu. Kodėl mano draugė turi, aš neturiu. Dabar labai va tas yra. Arba aš pykstu, tu man kažką nupirk, kad aš atneščiau tau. Nesuprantu tokio dalyko. Savo meilę ir tokį paversti Materializmu. kad tu man ten nupirk. Mane bažnyčioje aš esu girdėjus. Taip. Kai stovėjo jauna pora ir jisai ten kažką pasakė, jinai atsisuko, aš pikta. Aš nupirksiu tau tą žiedą. Tai jeigu viską verčia į daiktus, nebus tos meilės niekad. Mes abu apsivedėm su sofa ir sekcija. Ne, tai geriausiai. Viskas, toliau. Ansamblių operatorium buvau garso irgi. Ir aparatūrą patys gamindavom, net tais laikais nebuvo. Tai aš, kadangi radio elektronika, tam studijavau, tai aš to supratau ir stiprintuvus visokius kolonėlės gamindavom. Paskui viską išvažiuojant pardavėm, tada nusipirkom baldų, nes čia grįžom jau pagal paskirimą tarnybinį butą kavom. Jie, butę kambarį faktiškai vieną. Taip. Atsivežėm baldus ir nusipirkę naujus ir apsigyvenom ir visai neblogai sekė. Fainai. Vis tik rūpi paklausti, dažniausia problema biudžetas, ar ne, šeimos biudžetas. Kaip tuos finansus jūs, pinigėlius, ar ne, į krūvą atskirai? Tik tai į krūvą. Viskas bendra pas mus, nieka nebūdavo jokio atskirų. Atidarydavo piniginę, pasižiūrė, aš ateinu dirbti, piniginė pinigų įdėta. Aš net nežiūrėdavau, ar aš ten turiu ar neturiu jų. Jis visada man įdėdavo, ar ten yra ar nėra. Ne, pas mus viskas bendra. Viskas Bet šį bendra. biudžetą tai vis tiek taip kontroliuodavom, nes reikėdavo Daugiau. ir pataupyti, nes ką ten Taip. inžinieriaus alga tai nedidelė būdavo tais Taip. laikais irgi. Tai kad ką nupirkti, ar kad ir spalvotą televizorių, kol įsigyja, reikia pataupyti reikėdavo. Jo. O jūs turėdavot, ir turi turbūt neturėdavot, ar keitėsi galbūt apie pomėgius bendrus? Ką jūs kartu, ar keliaujat, ar keliaudavot anksčiau, ar dar teatrai, koncertai? Kas jūsų dar toje bendrystėje? Paskui, kai įsigijom mašiną jau, tai tada važinėdavom visuomet išėp prie jūros vis kiekvieną vasarą vykdavom ir šiaip pakeliaudavom su mašina įsimetę. Šunis turėdavom tokį vilkšunį, kuris visą laiką su mumis. Tai mes ir pajūry, ir į Maskvą nuvažiavę buvom su šunim ir su vaikais visi bendrai. Vokiškas aviganis. Kartu visuomet draugiškai. Ir taip o į užsienį, tai ypač po 8 iki tų nepriklausomybės, tai mažai buvom biškutį tik. Išvykę traukinį buvom.
Ką jūs darytumėte? Bulgarijoje, Rumunijoje, tuose kraštuose. O paskiau po to mes jau dar buvom Afrikoje. Leonora tai daugiau buvo jau, bet aš jau, kai jau neberegėjau, tai jinai ir į Palestiną, ir Romai, visur buvo. Nieks neklausė manęs. Paryžiui Nupirkdavo. apvažiavai. Pardavau. Nu, o šiaip tai pomėgiai. Aš jau jaunystėje be radioelektronikos dar fotografiją užsiminėjau. Dar O, sudėti pas manęs negatyvų, o toks rulonas o, yra likęs. o sakykit, gal kokias nuotraukas parodoms turėtumėte, ar turite? Ar... Ne. Jau daug nuotraukų, kitas jau peržiūrėjom. Leonora, Pečiui. kitas į pečių iškeliauja. Gerų buvo. Nu, bet Bet jau, nebuvo kur dėti. nes jau Yra tam tikrų dalykų, kurių galbūt gailitės, arba, praeitie, žinot, galėjom padaryti gal dar tą, o dabar gal, žinot, sveikata gal neleidžia, kitos galbūt sąlygos yra probleminės. Yra tokių dalykų, apie ką galvojat, kad galėjom daryti gal dar kažką kitaip. Ne visada tai būna, turbūt, kiekvienam žmogui ir porai. nu vis tiek nuo aplinkybių, kai dabar tokias lygos vis tiek apakau ir taip prispaudė, tai prisitaikai prie jų ir jau tų ir norų tokių nebelieka, tokių tolimų kažkokių, kur tikrai nepasieksiu. Nes kas iš to, jeigu aš kažkur išvyksiu, vis tiek aš nematau, tik aš galiu dėl Leonoras vykti, bet pačiam jau man, nebėra jau tokių, aišku, matyčiau, tai mes pakeliautumėm, dabar tikrai rimtai visą. Dabar Leonora turbūt stebinate patiekalais, Kęstuti. Nežinau. Darau. Stengiuosi. Ar skanu? Kotylė, pasakyk, kad Viskas gerai, skanu. Nu, o prašai, pasakant. tik kai kada jinai vis supyksta ant manęs, sakau, a tą idėją, a ten to prieskonį idėją, ar to neužmiršai? Sako, ką, lyg aš nežinočiau, sako, kad tu čia mane. Nu, man taip atrodo, kad Leonora, ką jūs norėtumėt palinkėti Kęstučiui? Dabar tai norėčiau, kad save saugotų. Nes labai daug dirba. nu, ką čia daug dirba. Ir nesėdi. Vis tiek tokia lyga į dar nemato ir su staklėm eina ten, išlifuoja, pjauna. Mane nervina iš tikrųjų. Gal jūs nepaprašot, kad jisai to... Aš visą laiką prašau. Ateina, tai galva perskelta, kraujas bėga, tai ranka krūvina. Gerai krūvina, praėjo, patėpė, viskas tvarkoj. O jeigu nusipjaus. Ne, Ar saugos kiek- labai smarkiai. Eik tu, dieve tu mano. Aš Atsargiai ten baisiai. į raktus pametu kai kada, bet jis atranda kitokius. Na, lieka. Tai norėčiau, kad daugiau dėmesio savo skirtų, nes aš nebepajėgiau apriepti tiek. Nu, kaip aš tai, kai tik, svarbiausia irgi, aš irgi sakau, žiūrėk, nedirbk, jau pailsėk, pabūk čia tą žuolę, bet kada ateis kas nors paprašysim, Ir nupjaus. nupjaus, sutvarkys, čia jokių problemų nėra. Ne, jei čia reikia, čia negražiai, čia reikia tas rožės nukarpyti, čia tą padaryti ir jinai Jūs be galo Vėlgi. darbštus abu. persidirba. Dabar viską reikia daryti. Ir valgyti daryti, ir sutvarkyti, ir į aplinką, vieną Tai žodžiu. ar jūs galit vienas kitam pažadėti dabar, kad mažiau Pažadėt, dirbsit, kad mažiau abu dirbsit? Va, pažadėk. Ne, man tai reikia dirbti, kitaip, matai, pilnas, koks pradėjo aukti. Nu, turiu svorį. Aš ne tą. Aš tai labai jau taip stengiuosi apgi, bet jai tai reikia ypač tausoti sveikatą jai žiūrėti, nes jinai daugiau manim rūpinasi negu savim. Reikia ir savim pasirūpinti. Jeigu tu mažiau Va, jau susipykštim. Jo. Ir paskui nusišypso. Jau susipykštim dabar kuriam laikui. Tai Pravers komanda jus sveikina su artėjančia sukaktimi.
ir labai dėkoja už tą dovaną, už tą jūsų padovanotą pasidalintą patirtį, ne tik su mumis, bet ir su Pravers visais stebėtojais. Ir linki, kad jūs iš tikrųjų, vienas taip kitą gerbtumėt iki paskutinio kelio taško, kad jūs rastumėt poilsį tą minutėlę ir tikrai mažiau dirbtumėt. Ir kad kaip darbas yra darbas, bet žmogus yra žmogus ir kad, žinot, nereikėtų gailėtis dėl tų prarastų akimirkų, kad jūs rastumėt kuo daugiau laiko dabar jau savo. Tai svarbiausia abiems vertybės ir sveikatos. Ačiū už gražų pavyzdį.